reikia mandagiai būti, pasisveikinti, labą dieną. Tai čia kaip juokavom, sakau, pabaigą aš čia jums apie karstą pašnekėsiu. Tai galima suprasti, kaip sakant, kaip norim, dvejopai, su ironija, bet iš tikrųjų karstas yra ne tik tai tas, kaip čia pasakyti, daiktas, į kurį mus galų gale paguldo, bet yra ir toks geologinis reiškinys, kuris vyksta mūsų žemės paviršių dažniausiai. Ir ar jis vyksta ar nevyksta, priklauso nuo to, iš kokių uolienų yra ta teritorija suklostyta. Tai čia keletą tokių terminų, nežinau ar skaityti, ar jūs greičiau už mane paskaitysit, tai kad karstas yra geologinių procesų reiškinių visuma ir susijęs, va ką ten matėm laboratorijoje, su uolienų tirpinimu. Na ir dėl to, kad uolienos tirpsta, susidaro specifinės reljefo formos, o tirpios uolienos dažniausiai yra klintis, dolomitas, tai čia karbonatinės uolienos, klintis yra daugiau sudaryta iš kalcito, užtat intensyviau tirpsta, dolomitas yra kalcio magnio karbonatas, jisai yra šiek tiek lėčiau tirpstantis, na ir dar yra sulfatinis karstas, kada tirpsta gipsas. Gipsas kaip mineralas irgi turi keletą atmainų, tai paskui pasišnekėsim ir apie tuos. Na ir kaip formuojasi karstas, tai dėl to, kad dėl šiek tiek rūgštaus lietaus arba vandens, kuris susidaro, kada vandenyje ištirpsta anglies dioksidas, jisai tada pradeda toks vanduo tirpinti uolienas ir, kaip jau minėjau, būna ir karbonatinių uolienų tirpinimas, ir sulfatinių uolienų tirpimas. Na ir sulfatinių uolienų geriausiai tirpsta gipsas, anhidritas yra atsparesnis tokiem tirpimam poveikiui. Na ir kada karstas vyksta, formuojasi įvairios karsto formos. Tai paviršinės formos yra karstinė įgriuva, smegduobė, karstinė įsmuka, karstinė įslūga. Tai čia tie pavadinimai šiek tiek skiriasi, bet iš principo tai yra apjungia tai, kad tai yra visos tos formos yra neigiamos reljefo formos, jos būna paviršiuje arba tiesiog paslėptas po dar paviršiuje neištirpusio kokio tai uolienų sluoksnių ir yra žemės, ne pačiam žemės paviršiui. Tai va karstinė mulda, čia irgi paviršiuje, na, o požeminės tai yra karstinė tuštuma, tai yra požeminė tokia karstinė ertmė, kuri yra užpildyta vandeniu arba yra tuščia, na, o kartais yra užtirpyta taip vadinamais mirkliais dolomitiniais miltais. Kas yra tie mirklus dolomitiniai miltai? Tai čia yra tokias, dolomitmirčias vadinami, labai smulkus, smulkios frakcijos dolomitas ir jisai turi tokią savybę, kada sugeria drėgmę ir pasidaro toks praskydęs. Reiškia, jis nepasakysi, kad kietas, bet ir neskystas, vienu žodžiu, bet toks, mėgstantis praslysti, ta prasme, praskydęs darinys gaunasi. Ir karstų topografijos ypatybės kokios, tai yra, čia matote, kaip yra, reiškia, paviršiuje, tai, nežinau, čia cipelės kažkaip nevyksta rodyti. Kodėl rašeklipas? Rodiklės nematau. Tai vienu žodžiu yra paviršius, pjūvis, kas požemį matosi, na, o paviršiuje, ką mes matom, teka upė ir pradingsta. Įskylė, knurkt ir nėra upės. Tai vadinam dingstanti upė. Taip pat yra smegduobės tokios, tai jos yra užpildytos arba dirvožemiu šiek tiek iš paviršiaus, arba kažkokiom tai iš paviršiaus į tą duobę dar įkritusiom uolienom. Na ir nėra dar tokia, kaip sakant, visiškai atvira skylė. Ir yra smegduobė, kada jinai staigiai išsiplėtė ir įgriuvo, tai ten jau yra grinai tokia skylė. Na, o požemėje yra įvairiausi tokie dariniai. Tai va ta pradingusi upė, jinai ten per smegduobę į apačią ir
po sluoksnių, per tirpų sluoksnį prasimuša savo kelią, teka ir ten suformuoja įvairiausias požeminės uolas, grotas, šitas upelis tenai teka toj uoloj ir formuoja. Na ir kas yra, čia tik tai šiaip truputį į šoną, kad karstiniam rajone yra labai svarbu, kad nebūtų teršalų kažkokių iš paviršiaus, nes jie tada labai greitai gali per tas visas karstinės formas patekti į požeminį vandenį ir jau tada bus užteršimo rizika vandens ir požeminis vanduo šiaip jau laikom, kad tai yra saugus vanduo, bet jeigu bus užterštas karstiniam rajone, tai gali būti taip, kad jau jo ir nebelabai galėsim naudoti gėrimui. Na ir kaip tai vyksta, čia jau chemijos prisižiūrėjom, tai gal nekartosiu, kad maišosi su CO2 ir gaunasi anglies rūgštis ir jinai, aišku, tas karbonatinės uolienas tirpdo, graužia, išėda ir gaunasi va tokios ištuštumos. Iš pradžių reiškia, čia matom yra uoliena, klintis, tai yra karbonatinė, čia toks va šaltinukas drenuojasi ir per ilgą laiką tas šaltinukas besidrenuodamas neša, išplauna iš požemio šitas uolienas ir formuoja tokias požeminės tuštumas, ertmes, uolas ir galų gale va čia jau pasidaro tas urvas, į kurį mes galim įeiti, jeigu norim. Jeigu jis būna toks, kad ir stačios gali vaikščiot, gali ir toli nueiti, žiūrint, kokia yra ta situacija. Na ir dar reikia pasakyti, kad šitas tirpinimas, jis yra, ištirpina, bet ne viską iš to požemio ištirpinęs vanduo išneša, dalį tenai ir suklosto. Taip, kad sudaro ir nuosėdas šitų požeminių uolų viduje ir tenai formuojasi įvairūs gražūs dalykai. Šičia, kada nuo tos uolos jau susidariusios gana didelės, būna didžiulės salės, ten būna ir požeminiai ežerai ir kada atiteka tas ištirpinto, pritirpusio karbonatų vandens lašas, jisai pakimba ant lubų ir kabo. Jeigu nenukrenta, tai jisai kabo tol, kol vanduo išgaruoja ir tam vandens laše esanti ištirpinta mineralinė medžiaga išsikristalizuoja. Ir tokiu būdu augina savotišką varveklį nuo viršaus. Ir tas varveklis nuo viršaus jis per centrą turi kaip skylę. Čia atiteka visą laiką tas lašas, kabo. Jeigu ne per greit atitekėjo ir nebuvo sunkus, jis nenukrenta. Jisai kabo, išsikristalizuoja. Na ir plius dar teka vanduo, aišku, ir jau tuo susiformavusi varveklio pakraščiu ir irgi taip pat lygiai išsigaruoja ir kristalizuojasi. Tai va tos kabančios iš viršaus varveklinės formos yra vadinamos stalaktitais. Na, o tai va šitam paveiksliuke mes ir matom stalaktitus ir čia jau matom, kad kas nukrenta, iš apačios pradeda augti ir kitos formos. Tai čia yra stalagmitai. Ir kada jie susijungia, tada mes turim taip vadinamas akmeninės kolonas arba stalagmatus. Tai va šičia dar gražūs stalaktitai, matom valašiukai kabo, ne? Gale. Tai va kaip tas vyksta kristalizacija. Na, o čia turim stalaktitų, iš apačios auga stalagmitai. Kada susijungia, turim stalagmatus arba dar vadinamas akmeninės kolonas. Na ir šitie požeminiai, karsto tas reiškinys, jau kaip minėjau, tai būna dingstantis upelis, paskui labai gražiai tose, kur vystosi karstas, kaip geologinis procesas, susiformuoja tie vadinami kaminai, tokie savotiški kaip atskirie palikuonys išlikę vadina kaminais. Na ir būna taip, kad upelė teka ir čia yra išlikęs toks kaip natūralus gamtinis tiltas. Čia šiek tiek neryškiai bus, bet padidinta, tai matysit, kad čia iš tikrųjų teka upė, netgi kelias šalia eina, o čia va dar ganėtinai storas likęs neištirpusių uolienų sluoksnis ir čia savotiškai natūralus tiltas virš tos upės galima pravažiuoti, kol jisai dar
neištirpęs ir gerai laikosi. Tai visokių tokių rajonų. Na ir kada jau pratirpsta taip, kad, sakykime, tas likęs viršui sluoksniukas yra per plonas ir jisai kabo virš tuštumos, iš svorio nebeišsilaiko, tukšti griūva ir turim smegduobę. Smegduobės dažniausiai užsipildo vandeniu. Tai reiškia, tokie savotiški ežeriukai būna retkarčiais ir sausos, bet pats procesas, kada, reiškia, ištirpintas gipso, čia irgi smegduobė, tai tokiam rajone, vienuose rajonuose tos smegduobės didesnės, kitose mažesnės. Na ir kaip Lietuvoje, sakykime, kur formuojasi šitie karstinis reljefas ir karsto procesas vyksta, tai yra Šiaurės Lietuva. Ir tenai pas mus yra būtent sulfatinis karstas ir tirpsta tirpiausia gipso atmaina, tai yra plokštuotas gipsas, vadinamas selenitu. Tai šitas selenitas yra geriausiai tirpstantis gipsas ir formuojasi būtent dėl to Šiaurės Lietuvoje tas karstinis reljefas. Ir kuo tai pavadinimas, kad karstas, tai procesas, kuris išryškina geologijos kaip mokslo reikšmę, nes jeigu yra karstinis rajonas, tai ten yra kitokie reikalavimai inžineriniams geologiniams tyrinėjimams. Pavyzdžiui, jūs statot namą, reikia išgeršti kažkiek tai grąžinių, kad įvertintų uolienas, ant kurių jūs statysit savo pamatus, įrenginėsit ir statysit namą. Kiek tos esančios apačioje uolienos gali išlaikyti, ar reikia ten papildomų konstrukcijų ar ne. Tai karstiniam rajone tų gręžinių reikia žymiai daugiau. Nes, sakykime, vienam, jeigu išgręšim tik tai kiek reikia normalioj teritorijai, tai gali gautis taip, kad atrodo pagal gręžinių duomenys viskas gerai, bet po kurio laiko vienas kampas arba viena namo pusė tiesiog įgrius ir, kaip sakant, viskas dings. Na ir kodėl mes neturim tokių gražių uolų su stalaktitais ir stalagmitais? Todėl, kad pas mus šitam karstiniam rajone yra labai arti požeminis vanduo ir visos tos tuštumos ertmės beveik yra užpildytos vandeniu. Dabar yra giliausia ištyrinėta tokia karstinė uola, jinai yra tokia kaip U raidės formos, reiškia dvi šaktos ir apačioj kaip sifonas, pro kurį gali pralysti, būtų 30 metrų gylio ir stalaktitų, stalagmitų būtų, dėja yra pilna užpildyta vandeniu ir kas ten gali apsilankyti, tik tai narai, kurie turi speleologo licenciją. Tai net neviešinom, kurioje vietoje yra, kad paskui ten kas nors neskęstų ir paskui nebūtų bėdų. Tai kaip tas formuojasi, tai va čia yra geologinis toks atodangos pjūvis nupieštas ir matom, kad čia yra va šitais ženkliukais pažymėtas yra visur gipsas. Taip, kad karstinės įdubos gali formuotis ir šitam sluoksnį, čia jau dolomitas šiek tiek atlaikytų, šitas sluoksnis irgi gali įgriūti, čia taip pat ir čia taip pat, taip kad netgi tas pas mus karstinis procesas gali būti ne viena kažkokia negili duobė, bet jinai gali būti per kelis aukštus išsivysčiusi, bet vis tiek visos bus užpildytos vandeniu ir ten nelabai palandžiasi. Tai va, taip tas, kur yra gipsas, tai yra tirpi, kur yra dolomitas, dolomitas su gipsu, tai čia irgi rizika, kad jisai gali ištirpti, bet vis tiek būna tie tokie tarpsluoksniai, kurie laiko visą šitą reikalą. Na ir paviršiuje, ką matom, tai atsiveria tos, čia yra nedidelė smegduobė atsivėrusi ir tokių reljefos formų yra nemažai. Va šičia matot yra vandens eksploatacinis bokštas ir matomai dėl to, kad ten iš požemių paėmė vandens kažkiek, atsivėrė smegduobė ir buvo pavojus, kad šitas statinys visas sugrius, tai padaryta buvo kitokia, atvirkštinis procesas, inžinieriai, geologai padarė atitinkamo mišinio molio tokį
skiedinį, sutankintą gruntą ir juo tą skylę, tą smegduobę užlipdė ir po šiai dienai ten dabar Užplombavo. Užpompavo jo, užplombavo, užlipdė. Tai va taip, kad Biržų vandenys eksploatuodami vandenį gavo tokį, kaip sakant, iš gamtos atsaką, bet paskui išsigelbėjo užlipdydami šitą. Šiaip jau geologijos tarnyba daro pastoviai šitų karstinių rajonų stebėjimą ir turi duomenų bazę. Ir šitą duomenų bazę anksčiau buvo galima visiems viešai prieiti. Dabar, kada teisininkai perėmė vadovavimą geologijos tarnybai, aš nežinau, ar galėsit kiekvienas žmogus ten pasijungęs, pasižiūrėti. O šiaip pat yra, reiškia, geologiniai reiškiniai procesai ir pasirenki tenai, kokie jie yra ir tiesiog rūpima teritorija parodo, kurioje vietoje yra. Va čia yra pažymėta karstinė duobė, reiškia prieš dešimtmetį kokį buvo atsiverusi ta įgriuva ir jinai, matyti irgi, kad įtakota buvo dėl požeminio vandens eksploatavimo susidariusi. Na ir kaip dėl tų aktyvių geologinių procesų, ypatingai to karstinio proceso, Šiaurės Lietuvoje, kur ten Biržų, Pasvalio rajonai, Pakruojo dalinai, tai yra daromas monitoringas. Geologijos tarnyba kasmet pavasariais ir rudenį praeina per tenai ir suskaičiuoja, kiek ko naujo atsirado. Tai 24 metais duomenys pavasario tyrimus, kai darė vaikščio, ir rudenį skyrėsi šiek tiek, nes kaip rudenį aptikta 16 naujų karstinių reiškinių, iš jų 12 smegduobių, 1 įsliuga ir 3 urvai, o balandį tokių visų karstinių darinių net 49. Kodėl rudenį mažiau? Todėl, kad buvo ganėtinai sausa vasara ir tas karstinis procesas, matyt, susijęs su meteorologiniam sąlygom ir netiek intensyviai vyko, nes gruntinio vandens lygis buvo nusėdęs 2-3 metrus nuo įprastinio šito vidutinio lygio. Na, smegduobės atsiranda, tai jeigu taip pasižiūrėt, tai geologų sukauptais duomenimis šiuo metu Šiaurės Lietuvos karstiniam regione suskaičiuota yra daugiau nei 11 000 įvairaus dydžio ir amžiaus smegduobių, reiškia, jos yra susiformavusios skirtingo geologinio laikotarpio uolienose. Na ir karstinis procesas šitam regione yra aktyvus ir kiekvienais metais vis naujų tų atsiranda smegduobių. 24, kiek priskaičiuota buvo visokių naujų. Na ir čia yra smegduobė, irgi 22 metais atsidariusi. Tie saločiai, čia duomenys, kaip matot, parašyta iš monitoringo ataskaitos paimti, tai jinai pradžiai buvo visa pilnai užpildyta vandeniu, bet sausesnis klimatas ir tas vanduo šiek tiek pabėga. Vienu žodžiu, toj duobėj tą vasarą nepasimaudysi, jau tik tai ir pabraidyti nerekomenduojama, nes ten gali nugramzdėti labai giliai. Kaip pilna vandens, tai paplaukiot šiek tiek dar būt ir galim. Na ir čia aptikta irgi nauja, nedidukė, beveik 3 metrų skersmens smegduobė 23 metais. Jinai pasirodė žemės paviršiuje. Čia prie Mantagailiškio, prie kelio Biržai Saločiai buvo tvarkomas pomiškis ir o čia buvo prie smegduobės atvertas 4 metrų ilgio karstinis urvas, senos smegduobės šlaite, reiškia, tam gali 4 metrus įlysti į žemę, pasivaikščioti po... Panaudojat labai gerą žodį, gojelis, nedidelis miškelis, gojelis, tikrai anksčiau buvo toksai vartojimas. Na ir dabar, kodėl tas karstinis rajonas yra toks ypatingas,
Ir kodėl tai yra svarbu, kad ten gyvenantys žmonės suprastų, jog šitam rajone, regione mes turim būti atidesni visiems gamtosauginiam reikalavimam, stengtis neužteršti, neužarti, nes va mato čia iš viršaus yra nuotrauka, tai čia labai gerai matosi senosios smegduobės, jos šlaitais pakraščiais yra medžiai kažkiek užaugę ir to ploto negalima nei arti, nei užarti, nes jeigu mes užarsim, tai nebežinosim, kurioj vietoje yra tas smegduobė, ten pradės ir trąšas pilt ir visa kita ir visa tai nukeliaus tiesiai į požeminį vandenį. Užtat, reiškia, tokiam regione gyvenant yra šiek tiek didesni gamtosauginiai reikalavimai, kad požeminio vandens mes neužsiterštume. Nu, čia šiek tiek iš arčiau tas pats. Na ir šiaip jau pas mus, kaip sakiau, nėra gražių tokių olų su stalaktitais, stalagmitais, bet kas formuoja, iš ko formuojasi tos tuštumos, tai va čia būtent yra šitas pluoštuoto gipso atmaina selenitas ir šitas nuotraukas padarė žmogus, kuris yra speleologas ir turi NARO licenciją, tai yra Saulius Kirvela. Jisai yra toks žalsvasis šaltinis vadinamas, iš jo ten išteka ir požeminis vanduo, ir kuris jau ten sugeba būti labai smulkus, kaip sliekas prasislink, pralysti, tai jisai po tas urvus ten palandžiojo ir padarė gražių nuotraukų. Tai matom, kad čia jau selenito sluoksnis turėtų būti lygus, bet jau įsidubęs. Reiškia, jisai jau pradėjo tirpti ir po kurio laiko čia bus grinai tik tai tuštuma. Na, bet čia yra viršui normalus, gana storas sluoksnis, tai tikimasi, kad čia įgriuvos greitų laikų nebus tos smegduobės arba dar kokio nors kito geologinio darinio. Na ir šitie, kaip minėjau, kad pas mus nėra gražių stalaktitų, stalagmitų, matom tik tai tokias užuomazgas, reiškia, nes tas selenitas gana greitai ištirpsta ir tiesiog tokių didelių gražių darinių nesusidaro. Bet užuomazgėlių yra, reiškia. Ir pas mus, va ten reikia važiau, kur kalnuose, kur gražus didžiuliai yra šičia. Čia va šiek tiek didesni jau yra, bet čia jau žemiau yra didesnė ertmė, bet jau nelabai čia, bet turi daugiau iš ko formuotis. Na, čia jau tirpstantis selenitas, matot, kaip tas sluoksnis jau visiškai po kurio laiko išnyksta beveik. Čia jau, jeigu jis paskui visiškai neištirptų, tai čia gal beveik stalaktitą turėtumėm neblogą, bet po kurio laiko jis visiškai ištirpsta, nes labai tirpus yra ir neturime mes tų čia šiek tiek dažniau, tokie smulkučiai, užuomazgos, čia vėlgi to paties Sauliaus Kirvelos nuotraukos. Na ir ačiū, kad užklausėt, nesvarbu karstas, nekarstas, žemė sukasi, toliau gyvenam ir džiaugiamės gyvenimu, tai ačiū uždėmesi.